Dubens spaudimas skirtas būtent gimdykloje, tuomet, kuomet vyksta sąrėmis. Tarp sąrėmių nebūtina jo naudoti, taip kaip kitų pratimų, tai jisai vienas toksai stebuklingiausių, kur daugiausiai mano klientės panaudoja kartu su vyrais. Jeigu mes spaudžiame dubens kaulus, šie du kauliukai atsiveria, tempia dubens dugną ir mažina sąrėmio skausmą. Todėl moterims dažnai jis patinka. Moteris gali būti keturiomis, gali gulėti ant kamulio atsirėmus, ant lovos atsirėmus ar netgi įsirėmus tiesiog į sieną, štai taip. Bet kokioj pozoj vyras gali paimti ir spausti dubenį, jeigu moteris prisileidžia ir jai tas yra malonu. Dubenį mes spausti galime 3 kryptimis. Viena iš krypčių – dubens kaulus kabinti čia šonais ir juos vesti vieną į kitą. Tai atrodytų štai taip. Dedu rankas ant klubų kaulų. Susiraskite kietąją dalį. Apsikabinu ir spaudžiu žemyn. Mano rankų kryptis į vidų ir žemyn keliauja. Tuos 2 kaulus bandau suvesti žemyn. Žinoma, netraiškykit klubų, švelniai, tuo pačiu su jėga. Ir moteris pasakys, ar per daug, ar per mažai. Man asmeniškai darant šį pratimą reikia daug jėgos, todėl aš net užkrintu. Vyrų atžvilgiu dažnai užtenka jėgos tiesiog iš rankų, todėl kartais užtenka tiesiog paimti, spausti ir jai to užtenka. Antras būdas – suimti ir spausti į vidų. Kitaip tariant, daryti slivutę iš užpakalio. Suimu dubens kaulus ir spaudžiu rankas vieną į kitą. Ir taip iš užpakalio padarau slivutę. Vėlgi galite klausti, ar moteriai patinka ar nepatinka šis judesys ir visas kryptis išbandyti sąrėmio metu. Jinai pajus, kuri kryptis jai yra maloniausia, ties tą kryptimį ir pasiliksit. Ir trečia kryptis yra dubens kaulus stumti į priekį. Tokiu atveju moteriai rekomenduoju dėti alkūnes arba remtis į kamuolį bei remtis į sieną arba kažkur, kur nebūtų jai pernelyg stipraus spaudimo, dėl to, kad mes spaudimą darysime į priekį ir jai reikės išsilaikyti. Šiuo atveju Roberta išsilaikys ant rankų. Suimu dubenį ir stumiu į priekį. Tiesiog ties kryžkuliu, ties dubens kaulais. Tai šios 3 kryptis yra sąrėmio metu. Labai svarbu, kad sąrėmio metu atliktume spaudimą visą laiką, kol vyksta sąrėmis, kol moteris pasakys viskas, sąrėmis pasibaigia. Tik tada, kai jinai pasako, atleidžiam spaudimą ir toliau ilsimės ir kvėpuojam.